pagrindinis dalykas, kodėl esu taip ilgai sporte, aš visą laiką irgi pagalvoju, kodėl ir ką man to reikia, ne? Nes atrodo, laimėjau viską. Tai vienintelis atsakymas tai yra meilė sportui. Man patinka tai, ką aš darau, aš užaugau tame sporte ir man atrodo, tai yra dalis manęs, tai yra mano gyvenimas ir tai yra didžiulė meilė. Tikslas yra iškeltas, yra motyvacija, yra režimas, yra disciplina ir viskas. Ir tu tiesiog eini, vardant to tikslo. Treniruokis savo malonumai, bandyk įvairias sporto šakas, ieškok ir atrask save. Ir būdamas paauglys, jau užsibūk, turėk aišku tikslą, siek to tikslo, nepasiduok tame kelyje tiems sunkumams, nes jų bus begalė daug ir atrodo svyra jau rankos ir tu atrodo nori pasitraukti, bet būtent nepasiduoti visiems tiems vingiams, vis tiek eiti tiesiog savo kryptimi, ir to tikslo tiesiog siekti ir vieną dieną tikrai gali tai padaryti. Reikia labai daug turėti to užsispyrimo, darbo, kantrybės. Kaip ir visur kitur, žodžiu, dirbti daugiau nei kažkas kitas dirba. Taip yra. Aš visą laiką sakau, tam, kad būti stipriausia, tu turi padaryti daugiau negu tavo priešininkė ir viskas.